Moksleiviai, su jumis sveikinasi visiškai atsinaujinusios moksleivių žinios ir aš, Algirdas Gricius. Šiandien jums pristatysiu karščiausias paskutinio mėnesio naujienas bei žinias iš įvairių Lietuvos kampelių. Šiandien žiniose matysite. Įspūdžiai iš neverbalinės komunikacijos paskaitos Kaune. Jonavos moksleivių Valentino dienos minėjimas. Sužinosime, kaip Lietuvos nepriklausomybės dieną minėjo moksleiviai Lietuvoje. Ir paskutinioji, bet ne prasčiausia naujiena – akimirkos iš 5-ojo delegatų klubo Kaune. Taigi, žiūrim, ką turim. Žvarbus oras nesutrukdė vasario 12 dieną moksleiviams susirinkti Kauno ASM vadybos ir ekonomikos universitete, susišildyti ir kartu įgyti naujų žinių neverbalinės komunikacijos srityje. Kauno mokinių savivaldų informavimo centro organizuotoje paskaitoje Pasakyk nekalbėdamas neverbalinę komunikaciją, žiniomis apie neverbalinės komunikacijos paslaptis dalinosi savo srities žinovė Eglė Pelienė. Lektorės profesionalumas, įžvalgumas bei sukurta maloni atmosfera paliko neišdildomą įspūdį visiems dalyvavusiems. Neverbalinė komunikacija, močiutės mezgimo reikmenų dalymas su draugėmis, virbalais. Nieko panašaus. Paskaitoje buvo analizuojami gestų, mimikos bei prigimtinių žmogaus kūno savybių siunčiami ženklai ir jų įtaka kasdieninėme gyvenime. Moksleiviai sužinojo 10 kūno kalbos taisyklių, veido mimikos subtilybių, ryšį tarp veido bruožų ir charakterio savybių. Taip pat moksleiviai turėjo galimybę užduoti lektoriai įvairius jiems rūpimus klausimus. Gausus dalyvavusių skaičius, moksleivių aktyvumas paskaitos metu ir puikus įspūdžiai po paskaitos leidžia manyti, kad komunikacija ir jos būdai lieka vienu aktualiausių ir įdomiausių temų šiandienos moksleiviams. Niūrią vasario mėnesio popietę Lietuvos moksleiviai atrado savų būdų praskaidrinti dieną, susišildyti skirtingai nei aš. Ir kartu su meilė širdyse pasitiko vasario 14-ąją. Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda Švento Valentino dieną paminėjo kitaip nei visi. Jonavoje vyko Valentino dienos protmūšis ir nuotraukų konkursas. Renginys buvo sudarytas iš 4 etapų po 10 klausimų. Jame dalyvavo 7 komandos. Dalyviai gilinosi į klausimus, sužinojo daug įvairių faktų apie Valentino dienos ypatybės, gyvenimiškas smulkmenas bei negailėjo plojimų. Žinoma, pasibaigus protmūšiui nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais prizais, kurie skleidė amūro dvasią ir džiugino šią ypatingą dieną. Na, o toliau jūsų dėmesį kviečiu apžvelgti vasario 16-osios veiklas. Vasario 16-oji yra ypatinga kiekvienam lietuviui. Tai Lietuvos nepriklausomybės diena, kurią švenčia visi pasaulio lietuviai, neišimtis ir Kauno mokinių savivaldų informavimo centras. Todėl kviečiu pažiūrėti reportažą apie tai, kaip kauniečiai paminėjo šią dieną. Kauno mokinių savivaldų informavimo centras inicijavo gražią akciją, kurios metu Laisvės alėjoje vaikščiantys praeiviai buvo kviečiami pasirašyti ant nepriklausomybės paskelbimo akto kopijos ir trumpam pasijusti signatarais. Praeiviai susidomėję skaitė nutarimą ir nekantravo pasirašyti. Taip pat Vienybės aikštėje įvyko pirmą kartą vasario 16-osios proga organizuotas Kauno mokinių savivaldų informavimo centro flashmobas, į kurį žiemos šaltuko nepabūgę susirinko mokiniai iš įvairiausių mokinių savivaldų bei savanoriai. Su plačiomis šypsenomis ir trispalviais balionais rankose visi šoko vienybės ritmu ir džiaugiasi, galėdami skambiai ir linksmai paminėti vasario 16-ąją. Šios dienos minėjimas nesibaigė kartu su flashmobo paskutiniais žingsneliais. Su gera nuotaika visi pajudėjo link prezidentūros kiemelio, kur Kauno mokinių savivaldų informavimo centro laukia ypatinga užduotis – persirenginėjimas Smetonos laikų drabužiais ir įsikūnijimas į to meto Lietuvos gyventojus. Savanoriai prezidentūros kiemelyje dalino vėliavėles, smagiai pašoko, sušildė aplinkinių savo geromis emocijomis bei šypsenomis. Patys galėjote įsitikinti, kad kauniečiai nesnaudžia ir aktyviai dalyvauja savo bei kitų organizuotose veiklose. Tačiau nesnaudžia ne tik Kaunas. Pažiūrėkite ir įsitikinkite, kad Vilniečiai neatsilieka nuo kauniečių ir taip pat skambiai dalijasi savo patriotiškumu. Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimo dieną Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro savanoriai lankėsi Karo technikos ir transporto muziejuje. Muziejaus darbuotojas, pasakodamas apie kiekvieną iš eksponatų, sudomino bei padėjo visiems dar geriau suprasti, kad karas nėra žaidimas. Be to, Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro savanoriams pasitaikė neeilinė proga ne tik eksponatus pamatyti, bet į kai kuriuos jų įeiti, apžiūrėti iš vidaus ir paliesti.
Po ekskursijos sušalę, tačiau įgavę naujų žinių, mokiniai gėrė šiltą arbatą, pynė trispalvės vienybės apyrankes ir diskutavo apie Lietuvos istoriją. Vilniečius sušildė kupina žinių ir įžvalgų ekskursija muziejuje, o po jos puodelis karštos arbatos. Norėtumėte pamatyti, kaip susišildė Jonavos rajono MSITS? Pažiūrim! Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivalda taip pat paminėjo vasario 16-ąją, skleisdami patriotiškumą. Lietuvos moksleivių sąjungos Jonavos padalinio savanoriai sudalyvavo kareivių surengtame minėjimo atidarime. Kartu su miestiečiais giedojo Lietuvos himną, stebėjo 3 patrankos šūvius. Prieš atidarimą Jonavos rajono savivaldybės moksleivių savivaldos nariai dalino vėliavėles, kurios džiugino praeivius. Ar mažas ar didelis, kiekvienas norėjo trispalvės, taip kad net prieidavo paprašyti papildomos. Taip ir išsisklaidė 200 vėliavėlių po jonaviečių rankas. Kuršėnų mokinių savivaldų informavimo centras vasario 16-ąją tiko ne vieni, o minioje žmonių, kur kartu su kitais žmonėmis koncerto metu galėjo vieningai dainuoti ir skleisti gerą nuotaiką. Kviečiu pažiūrėti trumpą reportažą. Jau tapo tradicija kasmet vasario 16-ąją dalyvauti mišiose, kuriuose kasmet susirenka miesto valdžia, mokyklų direktoriai ir atstovai, mokiniai bei kitų įstaigų darbuotojai, sako Kuršėnų mokinių savivaldų informavimo centro atstovai. Po nepriklausomybės dienai skirtų mišių tradiciškai iškilmingoje eisenoje žygiuojama prie Vyčio paminklo. Čia įvairių įstaigų, organizacijų atstovai bei garbės svečiai sako sveikinimo kalbas, skamba Lietuvos Respublikos himnas. Susirinkę žmonės segėjo Lietuvos vėliavėles. Po iškilmingos ceremonijos visi keliavo į amatų centrą, kur atidaryta proginė paroda. Po šios nuostabios parodos atidarymo visi draugiškai keliavo į Kuršėnų kultūros centrą, kur vyko nepriklausomybės dienai skirtas koncertas. Jo metu paskelbtas miesto garbės pilietis. Nepriklausomybės dienos progai į Kuršėnus atvyko Jazz Iceland, kuris suteikė puikias emocijas. Koncertas buvo nepakartojamas. Žinoma, išgirsta dar daugiau nuoširdžių sveikinimų. Vasario 16 buvo tikrai įsimintinai paminėta Lietuvoje. Manau, kad kiekvienam paliko nors menkiausią įspūdį. Tikiuosi, kiekvienas lietuvis įgavo naujų istorinių žinių, kiekvienas pasijautė sušildytas šypsenų ir nuoširdžiausių sveikinimų. Galime tarti didelį ačiū Lietuvos moksleiviams. Atėjo metas paskutiniai, tačiau neprasčiausiai šios laidos žiniai. Pažvelkime, kas vyko Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje 5-ojo delegatų klubo metu. Vasario 23 dieną įvyko 5-asis delegatų klubas – Kauno mokinių savivaldų pirmininkų bei įgaliotų atstovų susirinkimas. Susirinkimo bendras tikslas – vienyti Kauno moksleivius bei kurti tobulą mokinių bendruomenę. Atrodo išties labai oficialu ir niūru, tačiau kokia tikroji šių susirinkimų prasmė? Šie susirinkimai yra išties svarbus siekiant gerinti moksleivių mokymosi kokybę bei jų rezultatus. Delegatų klubo diskusijos užrašomos, o vėliau nutarimai bei argumentai teikiami Kauno miesto švietimo tarybai. Išklausius ir aptarus atstovų nusiskundimus yra sudaroma bendra moksleivių nuomonė. Delegatų klubo metu buvo pristatyta paskutiniųjų mėnesių Kauno mokinių savivaldų informavimo centro veiklos ataskaita. Vyko diskusija dėl Kauno mokyklų direktorių rotacijos. Taip pat buvo pristatyta jau kurį laiką vykstanti mokinių savivaldų mokymo platforma ir išaiškinta jos nauda savivaldoms. Delegatų klubo pabaigoje dalyvavusioms mokinių savivaldoms buvo įteiktos pareigos už dalyvavimą delegatų klube bei bendradarbiavimą, siekiant tobulinti mokinių savivaldų veiklą. Štai tiek naujienų šiandien moksleivių žinių laidoje. Tikimės, jog laikas su manimi ir moksleivių žiniomis neprailgo. Iki pasimatymo kitose laidose, su jumis buvau aš, Algirdas Gricius.